Šiandien kaip ir vakar tu stovi, tiesus kaip medis žygiuoji, tu eini ir eini, išsikvėpęs, ištroškęs, pavargęs, sužeistas. Bet drąsuoli tavo širdis tau sako, tylėk ir eik. Kalvos gale kaimo keliukuose siaubo šūksniai aidi kaip audros šėlsmas. Šiandien bei ten raudona žemė slepia negyvus kūnus. Namuose niekas nejuda, gamta išgyvena, tačiau atkaklus kaip vilties žygis nesustoja. Nepaisant mačetės pjovimo, meilė nenori mirti. Ten horizonte būgno garsai skatina žygį. Visos akys kupinos vilties krypsta į dangų. Ar tai gali būti laukiama žinia iš pieno ir medaus šalies? Visur girdimas naujo gimimo juokas. Girdžiu, kaip džiaugsmo šokio žingsniai daužo žemę. Taikos melodijos. Umugenzi agukunda, agukura mu kaga, kagushira mu bandi, umwizero ukaboneka, Imana ikuhira, yemwe mwamariza sama. Ni ukuvuga ngo, narumva nti... Supratau, kad jei kas nors tave myli, jis padeda tau išsivaduoti iš blogų minčių ir vėl susiburti su kitais, kad vėl atgimtų viltis. O Dievas tampa dar brangesnis. Hanyuma, ibyiza Imana igaca ibyuhira. Septintasis dešimtmetis paženklino kelių Afrikos šalių istoriją. Dauguma jų tapo suverenios, o nepriklausomybės paskelbimas paskatino viso žemyno pabudimą. Šis judėjimas ir nepriklausomybės siekis paveiks kelias didžiųjų ežerų regiono šalis. 1962 metais Ruanda, Burundis ir Uganda tapo nepriklausomomis valstybėmis. Šis laikotarpis atneš daugybę džiaugsmų ir liūdesio, o po euforijos įvyks tragedijos. Esame Burundyje, šalyje esančioje į pietus nuo Ruandos ir rytus nuo Kongo Demokratinės Respublikos. 1961 metais, nužudžius premjerą ir nepriklausomybės tėvą princą Luisą Rwagasorą, šioje mažoje šalyje kilo etniniai susirėmimai. Cette idée de l'ethnisme a poussé Ši etnizmo idėja paskatino 1969-aisiais įvykdyti perversmą, kuris laimiai nepavyko. Tačiau ir vėl atsidūrė šioje etninės kovos perspektyvoje. Perversmą daugiausia organizavo vadinamieji tutsiai, o tai dar labiau erzino hutų lyderius. Todėl 1972 metais prasidėjo pirmasis tutsių ir hutų genocidas. Yra sakančių, kad tai hutų genocidas. Nemanau, kad taip. Mačiau, kad buvo tutsių, kurie žuvo dėl to, kad buvo tutsiai. Ir dėl to, kad siekė valdžios. Kaip dėja mačiau ir hutų, kurie žuvo dėl to, kad buvo hutai. Dėl to praradau savo tėvą, mažąjį brolį ir dar 50 šeimos narių.
Gimiau iš hutų tėvo ir tutsių motinos. 1972 metais, kai per įvykius, kurie tuo metu nusinešė daugelio žmonių gyvybės, mirė mano tėvas, aš mokiausi internate. Kai grįžau namo, sužinojau, kad mano tėvas mirė. Buvau su savo jaunesniuoju broliu, kuris mokėsi mažojoje seminarijoje. Pradėjome verkti. Mums buvo sakoma, negalima verkti, tai draudžiama. Nes jei kariuomenė išgirs, kad verkėte, dėl tokio žmogaus kaip jis, jie nužudys ir jūs. Tuo metu dingusiems žmonėms buvo suteikti vardai. Jie buvo vadinami Abamenje išdavikais, todėl negalėjome gedėti Bamenje išdavikų. Negalėjome gedėti. Nes negalėjome turėti šventų mišių, tai buvo uždrausta. Mums tai buvo didelis nusivylimas. Kubera nari namaze kubona ico cigwa. Jau buvau išmokusi pamoką, matydama, kaip žmonės gyveno susiskaldę, kaip paklydo, be priežasties žudydami savo draugus. Nepaisant to, kad praradau artimuosius, supratau, kad žudo ne etniškumas, o blogas valdymas. Bamaze kumwigisha ibitari ivyo uyo acaja muri uwo mutima mubi. Nukuvuga ngo jei žmogų vedi klaidingų kelių, jo širdis tampa klaidinga. Kiekvienas Burundžio vaikas turi išmokti nežudyti etninės grupės, bet mylėti savo artimą, kuris kovoja su juo nepaisant jo etninės priklausomybės. Aistringai besidominti tradicinės muzikos grožiu, Kristinė pravardę Mama Afrika kartu su keliais jaunais žmonėmis įkūrė kultūros klubą Intatana. Šiame klube jaunimas mokosi Burundžio kultūros vertybių, kurių šūkis vienybė, orumas ir kultūra. Intatana klubo nariai atvykę iš įvairių Bundžuburos rajonų susitinka 2 kartus per savaitę ir mokosi naujų šokio technikų. Jau 10 metų jų įsipareigojimo vaisiai matomi stiprinant taiką ir ieškant vienybės. Kai prisijungiau prie Intatana klubo, pirmasis susitikimas įvyko Kanijoša mieste per vakarienę. Į antrąjį susitikimą jie atvyko į mano tėvų namus, Gutungurų mieste. Tačiau, kai jie atvyko į Gutungurų rajoną, esančią Kamengės komunoje, nustebau dėl etninių istorijų. Pavyzdžiui, Ngagaroje gyvenantis žmogus jums sakys, aš negaliu įkelti kojos į Kamengę. Žmogus iš Kamengės jums sakys, net ir grasinamas mirtimi aš nekelsiu kojos į Ngagarą. Mes Intatana klubo nariai jau įveikėme šios dalykus. Intatanoje susirenka visų šių rajonų gyventojai. Mes juos suartiname, mūsų veikla sukuria šį susitaikymo per dainą pagrindą. Dainuojame apie taiką. Mūsų sukurta daina vadinasi Vugana, kalbėkime vieni su kitais. Ši daina buvo daug kartų panaudota taikos susitarimams Arušoje. Jo sakoma, dialogo trūkumas sukelia blogus gandus, kalbėkitės vieni su kitais, kad jų išvengtumėte. Pokalbis gali nužudyti arba išgelbėti, kalbėkitės vieni su kitais. Dialogas yra tikroji vertybė. Žinome, kad krizės Burundyje yra šio dialogo trūkumo pasekmė. Burundžio menininkų įsipareigojimas per šokį, muziką ir teatrą nuties tiltų susitikimams ir dialogui. 1981 metais Marija Luisė Sibazuri kartu su burundiečiais, ruandiečiais ir kongiečiais sukūrė teatro trupę.
Trupė keliavo po rajonus ir miestus, kur rodė spektaklius apie susitaikymą ir taikų sugyvenimą. Karo metu įvyko vadinamoji rajonų balkanizacija. Atsirado rajonai, į kuriuos hutai negalėjo patekti, ir rajonai, į kuriuos negalėjo patekti tutsiai. Čia mes savo pasakėme, ar nustosime žaisti? Nenorėjome nutraukti savo žinios perdavimo, kai mūsų manimų gyventojams jos labiausiai reikėjo. Serialas Umubanije Nyve Muriango, kurį galima išversti kaip kaimynas yra mano šeimos dalis, buvo sėkmingas visoje šalyje. Moralinė ubuntu ir vienybės tarp tutsių ir hutų pamoka palies Burundžio gyventojus. Marija Lucija įkvėpia kasdieninis gyvenimas, kaiminystės sunkumai, žmonių požiūris etninio konflikto laikotarpiu ir kiti dalykai. Ir rašo istoriją apie ginčytiną Bazumutimos ir Natalijos meilę. Du jaunuoliai myli vienas kitą, tačiau jų istorija sudėtinga, nes jie nėra tos pačios tautybės. Labas Mukamu, labas Marija. Sakyk man, Bazu, nesakyk man, kad šiuo krizės metu ketini vesti merginą, kuri nepriklauso tavo etniniai grupiai. Ar Natalija yra atsakinga už krizę? Nesijaudinkit, svarbu ne etninė kilmė, o meilė. Nesijaudinkit, svarbu ne etninė kilmė, o meilė. O kur gyvensite? Lizde kaip paukščiai? Bet kur jūs ketinate gyventi šioje šalyje, kurioje atskirai gyvena tik hutai arba tik tutsiai? Ir jie visi galvoja tik apie etninę priklausomybę. Aš užsičiaupsiu. Tai buvo tik patarimas. Neleiskite man sutrukdyti jūsų kelionės. Iki pasimatymo. Man patinka vaidinti teatre ir kine. Ir aš visada iš to kažką gaunu. Jie visada sako, kad kiekviena pjesė turi žinią. Kai norite perduoti žinią kitiems, pirmiausia turite ją perduoti savo. Net ir spektaklyje, kai nešu žinią, turėdama konkretų tikslą, pirmiausia turi ją pritaikyti savo, kad nesukelčiau problemų. Kiekvieną pirmadienio ir penktadienio vakarą transliuojamas serialas tapo nepraleidžiamu susitikimu. Šeimos keliauja per kalvą ar dvi, kad susirastų kaimyną su radijo imtuvu ir kartu klausytųsi dienos laidos. Serijos žinutės esmė slypi pačiame pavadinime. Umubanije Nyve Muriango, kaimynas yra mano šeimos dalis. Jis yra daugiau nei šeima. Nes jei, pavyzdžiui, jūs užpuola naktį, jei lauksite, kol už 2 kalvų gyvenanti jūsų šeima išgirs, kad jūs užpuolė ir įsikiš, jums arba pavyks pačiam išsisukti, arba žūsite. Tačiau pavojaus signalą jungia kaimynas. Kaimynas iš tiesų yra pirmiausias draugas. Karui įgavus etninį atspalvį, žmonės pradėjo žiūrėti savo kaimynus arba elgti su jais ne kaip su kaimynais, o kaip su etninėmis grupėmis, kaip su priešais. Tuomet pamatėme, kaip kaimynai žmonės, kurie daugelį metų gyveno kartu, žmonės, kurie gyveno gretimuose valdose, kurie buvo draugai nuo vaikystės, pradėjo susidurti vieni su kitais ir įvykdė niekingus veiksmus, kurių niekada negalėjome įsivaizduoti. 1993 metais spalio 21 dieną buvo užpulti prezidento rūmai. Žūsta prezidentas Melchioras Dadaja ir keli ministrai. Išlikę gyvi vyriausybės nariai prieglobstį randa ambasadose. Kyla įtampa, o šalis liepsnoja. Kerštas ima viršų. Ginklais ir mečetėmis žudomi vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji. Tuo metu Adelė, gyvenanti Gihetos komunoje, Gitegos provincijoje, susitinka su keliais kaimynais kambaryje netoli savo namų. Jie surikiavo visus ten buvusius tutsius, išrikiavo mus į eilę. Jie mus uždarė bendrame name. Visi buvo tutsiai. Badushiraho hageze mw'ijoro. Sutemus jie ateidavo mus kviesti mažomis grupelėmis, vadindami kiekvieną vardu.
bahamagara mu izina n'akasohoka. Tas ir tas, išeikite. Kas išėjo, tas niekada nebegrįžo. Kai atėjo mano eilė, jie mane pakvietė, aš atsiliepiau ir klausė manęs, kur yra prezidentas Dadajas. Pasakiau, kad nežinau, apie ką jie kalba. Jie paėmė mano vaiką. Jie mane visą supjaustė ir įmetė į tą pačią masinę kapavietę, kaip ir kitus. Je suis arrivé une semaine après. Une semaine après. Atvykau po savaitės. Dar po savaitės kartu su vyskupų konferencijos pirmininku bandėme suburti mažesnę grupę. Nous étions 5 pour pouvoir commencer quelque chose. Pour essayer de Mūsų buvo 5, todėl galėjome viską pradėti. Bandydami susitikti 2 ar 3 žmonės iš vyriausybės, mes užtrukome 3 ar 4 dienas ir jie norėjo sužinoti, ar iš tiesų yra galimybė mus pamatyti ir išgelbėti jų gyvybės. Buvo sunku. Mes ėjome per visas ambasadas, Vokietijos, Prancūzijos, taip pat buvo keletas pasislėpusių nunciatūroje. Mes taip pat ėjome bandyti surinkti tuos, kurie liko. Mes jums sakėme, nagi, net jeigu tie, kurie įvykdė pučą, tebėra valdžioje, mes būtinai turime su jais susitikti. Turime jiems parodyti, kad jūs vis dar gyvi. Galiausiai jie sutiko vykti su mumis. Ils ont accepté de venir avec nous. 1994 metais sausio mėnesį įvairios Burundžio šalis pasirašė paliaubas. Burundžio Respublikos prezidentu buvo paskirtas Ciprianas Ntaremyre, priklausantis partijai Burundžio demokratijos frontas. Jo prezidentavimas truko neilgai. 1994 metais balandžio 6 dieną jis grįžo iš Afrikos valstybių vadovų susitikimo Tanzanijoje Ruandos prezidento Juvenal Habyarimana lėktuvu. Lėktuvas buvo numuštas nusileidęs Ruando Kigalio oro uoste. Nuo tada padėtis Ruandoje blogėjo ir per 100 dienų prasidėjo genocidas, kurio metu žuvo nuo 800 000 iki milijono žmonių. Tiems, kurie išgyveno žudynes, prasideda ilgas asmeninio atsistatymo ir atleidimo kelias. François Xavier Ngrambe, menininkas ir atsidavęs krikščionis, išgyvena ir išreiškia susitaikymą per savo muziką. Menas visų pirma tarnauja susitaikymui, kurį vykdo pats menininkas. Muzikantas ar bet kuris kitas menininkas pirmiausia pradeda išgyventi savo kančią, savo žaizdas ir žengia žingsnį išgydymo link. Išgyvendama šią patirtį su viešpačiu, kuris mane gydo ir atkuria, noriu, kad ir kiti ją išgyventų tam tikrų būdų ir taip pat ją perduotų per mano kompozicijas. Geri tėvai perduoda savo vaikams gerus dalykus. Jie perduoda orumą. Rugamba ir Mukasanga, jūs buvote mums geri. Jūs mums padovanojote meilę kaip palikimą, o nėra didesnio dalyko už meilę. Mūsų knygoje dalis apie mane ir mano žmoną vadinasi Išgyvenusieji, kad mylėtų. Tai taip pat patirtis, kurią patyrėme grįžę namo prie žmonių, su kuriais buvome bendrabutyje kapo ir pasakėme, mes galėjome būti kape, bet mūsų ten nėra, tačiau kodėl tie kiti ten pateko? Ėjome pakeliui, matydami žudikus, kaip jie savo širdyje įsileido neapykantą, o paskui neapykantą atnešė mirtį. Ir tada jie atidavė tai, ką turėjo, jie žudė, dalino mirtį.
Aš paklausiau, kodėl mes likome anapus šių kapų. Jei nesame kapuose, tai neabejotinai reiškia, kad einame priešingų kelių nei tie, kurie tuos žmonės nužudė. Turime savyje turėti meilę, kad turėtume savyje gyvybę ir galėtume ją dovanoti. Ta akimirka supratome, kad mūsų pašaukimas yra išgyventi, kad mylėtume. Lina Zedriga iš Ugandos yra viena iš moterų lyderių Afrikos didžiųjų ežerų regione. Jos charizma ir dinamiškumas paskatino ją įsitraukti į taikos paieškas regione ir Afrikoje apskritai. Ji keliauja po visą žemyną, kad padėtų susitaikyti gyventojams ir skatina moteris siekti taikos. Mūsų krikščionių atsakomybė kuriant taiką ir siekiant susitaikymo yra didesnė. Todėl turime labai rimtai tai atsižvelgti. Turime surinkti atmintį, kurią sunaikino karas mūsų regione. Turime nutiesti atminties kelius, kaip tai padarė Ruanda. Tačiau turime tai daryti ne iš keršto ar traumos perspektyvos, o iš įkvepiančios perspektyvos. Turime atkurti prisiminimus, kuriuos sunaikino karas regione, ypač gerų laikų prisiminimus. Blogi prisiminimai, neramumai, susiskaldimai, palikime juos, mums jų nereikia. Turime statyti tiltus, o ne sienas. Ten, kur nebuvo tiltų, pastatykime juos, kad prisimintume. Ten, kur buvo sienas, nugriaukime jas. Pradėkime iš naujo, būkime vieningi. Tai labai svarbu. Mes kaip šeima sutarėme, kad po 40 metų surengsime paskutinį gedėjimą. Buvo aukojamos šventosios mišios. Po to meldėmės bendromis intencijomis. Prisimenu, kaip prašiau Viešpaties stiprybės. Pasakiau, šios aukos galia atleidžiu tiems, kurie nužudė mūsų tėvą ir net neleido mums jo oriai palaidoti, bei įstūmė mūsų į kančias. Negalėjome mokytis, kaip norėjome, išgyvenome ir gero, ir blogo. Ta akimirka, kai ištariau šiuos žodžius, pradėjau labai stipriai verkti. Tai buvo pirmas kartas, kai turėjome tokią galimybę. Ir visa šeima, mano mama, broliai ir seseris, visi tą akimirką verkė. Mes pratrūkome, leidome savo verkti. Ir buvome tarsi išlaisvinti. Niho tugiye no kuburana. Kai kreipėmės į teismą ir man buvo pasiūlyta prašyti kompensacijos už man padarytą žalą, pasakiau, kad ne, neprašau kompensacijos. Nes net jei man būtų išmokėta kompensacija, jie negalėtų grąžinti mano rankos tokios, kokia ji buvo. Turėčiau protezą, bet jis nebūtų panašus į mano ranką. Aš pagimdžiau vaiką. Jei paprašyčiau ją grąžinti man vaiką, jie negrąžintų Kvintino, kurį nešiojau ant nugaros. Tai būtų vaikas, bet ne tas, kurį turėjau. Įsigilinau į save, susimąsčiau apie Dievo gerumą, sudėjau visą savo viltį į Dievą ir nusprendžiau išlaisvinti tuos, kurie man padarė tiek daug žalos, kad šis blogis sustotų ties manimi ir nebeplistų kitiems. Po įvairių karo ciklų keli menininkai iš didžiųjų ežerų regionų įsipareigojo skatinti dialogą, atleidimą ir susitaikymą, siekdami padėti gydyti sužeistą atmintį. Jų žinutės kelia abejonių, kartais kelia nerimą, bet svarbiausia, liudija apie atsparumą ir galimą ateitį. Atkūrimo etapas paskatins jaunuolius peržengti jiems priskirtos tapatybės ribas. Daugelis jų rengia plėtros projektus, kad galėtų kartu atkurti savo bendruomenę. Vienas iš tokių drąsių jaunų žmonių yra Žakas Murigandė, žinomas kaip galingasis Popo.
Jis ketina įkurti muzikos meno mokyklą. Jo nuomonė susitaikymas pasiekiamas per švietimą ir muziką. Nta mahoro nta kintu umuntu yakubaka. Mbese mu mahoro umwana arakura. Be taikos nieko negalima pasiekti. Taikingoje šalyje vaikai auga taikiai. Taikingoje šalyje vaikai lengviau mokosi. Taika kaip kiaušinis, kurį saugome, kad nesudužtų. Ruandoje mums buvo sunku pasiekti taiką. Per 1994 metus, prieš tutsius įvykdytą genocidą, netekome daugiau kaip milijono Ruandos gyventojų. Mūsų pareiga saugoti šią taiką. Muzika visada buvo žmonės vienijantis veiksnys. Kadangi mūsų žemė yra Ruanda, muzika yra mūsų bendra nuosavybė, kuri priklauso kiekvienam piliečiui. Muzika nayo ni fabrique imwe mu muryango nyarwanda udashobora kwitandukanya n'umuturage. Jei nėra muzikos, nėra ir ruandiečių. Nuo senų žmonės dainuodavo per vestuves, eidami dirbti laukų, dainuodavo piemenys ganydami karves. Taigi tai yra mūsų šaltinis, iš čia semiamės kultūros. Menas bus Ruandos žmonių gydymo kelias. Buvo sukurta keletas iniciatyvų, pavyzdžiui, Ubuntu meno festivalis, kuriame dalyvauja daugiau kaip 16 pasaulio šalių atlikėjai. Hope Zada, Maširka performingių kūrėjai į pirmą planą iškelia jaunus žmonės, kurie sprendžia opius klausimus, kad sukurtų erdvę susitikimams ir dialogui. Istorijos, apie kurias kalbame, yra vilties istorijos susijusios su mūsų pačių gyvenimu, atspindinčios mūsų gyvenimą ir patirtį. Tokias istorijas naudojame pokalbiams, sudėtingiems pokalbiams arba saugiai erdvei sukurti. Pasitelkdami meną suvienijome bendruomenės ir pradėjome susitaikymo kelionę. Nes tikime, kad menas yra puikia priemonė sugriautai visuomenėje atkurti. O menas turi galią, turi raktą, kuris gali atverti mūsų vidų, kad galėtume pradėti savo pokalbius ir paklausti savęs, ar tai, apie ką kalbu, yra gerai ar blogai. Meilė yra gera, taika yra gera. Kodėl nepasikalbėjus apie taiką, pasitelkiant meną ir kaip jaučiamės tiesiog tai žiūrėdami? April is a great month. And will always be a great month as we remember the innocent lives lost. During the 1994 genocide Per against 1994 metų genocidą prieš tutsius menas buvo naudojamas neapykantai kurstyti per radiją, taip pat ir madoje. Tačiau dabar vykstant gydymo procesui menas taip pat gali būti naudojamas geriems dalykams gydyti, būti vieta, kur galima ateiti ir parašyti visus savo jausmus, visus sprendimus, kur galime ateiti ir kalbėti apie taiką, taikos savokas ir ką tai galėtų reikšti pasauliui. Kiek daug galimybių galėtų turėti kiekvienas žmogus, jei jo gyvybei negrėstų pavojus. Todėl manau, kad taika ir susitaikymas yra įdomios savokos, kurias galima įtraukti į meną, nes jos iš tiesų leidžia pasauliui pamatyti kelią į ateitį, o žmonėms save taikiame ir susitaikiusiame pasaulyje, o taip pat visą tai, ką jie gali pasiekti. Jaunieji menininkai vieni pirmųjų prabilo apie dialogą, atleidimą, vienybę ir galimą taiką Didžiųjų ežerų regione. Jų būdas išreikšti savo sielvartą yra šviesa daugeliui. Burundyje gyvenantis kongietis Clovis Ngoy pradeda vidinio išgyjimo kelią tapydamas. Jo vaikystė buvo paženklinta šeimos tremties į Uvyros pabėgėlių stovyklą pietų Kivų provincijoje. Je dois vous dire que je suis inspiré par le drame. En tout cas, mes toiles... Pirmiausia, turiu pasakyti, kad ši drama mane įkvėpė.
nes bandžiau išsakyti ir išreikšti tai, ką patyriau per kitus. Ir šiandieninė mano tapyba, galėčiau sakyti, yra angažuota. Ta prasme, kad stengiuosi propaguoti taiką. Paskatinti žmonės nekęsti karo ir skleisti taiką tarp žmonių. Kai buvau Marselyje, nutapiau paveikslą. Kai drambliai kovoja, žolė kenčia. Tai paveikslas, kuriame pavaizduoti du besivaržantys drambliai, o viduryje vaikas be veido, įstrigęs tarp dviejų dramblių. Bandžiau perteikti savo laiko Konge patirtį. Per paveikslą išreiškiau dvi stovyklas, kurios kovojo, pasinaudodamos drambliais, jų gale, dydžiu, o aš tarp jų buvau tarsi niekas. Aš visada savęs klausinėju dėl tam tikrų dalykų, bet kai kyla neatsakytų klausimų, aš kaip vaikas bandau klausti, kodėl. Kodėl suaugęs vyras nužudo mažą vaiką? Kodėl du broliai kovoja vienas su kitu? Šis balsas pastumėjo mane tapti tokia menininkė, kokia esu. Šis balsas man nuolat primena, ar sėji meilės sėklas, ar sėji paguodos sėklas, ar sėji taikos sėklas. Tai mano svajonė, jei visi galėsime įsitvirtinti tikėjime, tikėti geriu ir siekti gėrio, tada pritrauksime gėrį, nes tapsime tuo, kuo tikime, ką galvojame. Jei mąstysime su meile, atnešime meilę. Jei mūsų širdis tamsios, mes atnešime tamsą. Taigi turime įsitvirtinti geruose dalykuose ir turėti kuo stipresnį tikėjimą. Tikiuosi, kad jaunimas iš tiesų galės džiaugtis taika ir susitaikymu visose savo gyvenimo srityse. Ne tik bendra taika, kurios reikia, kad šalis išgyventų, bet ir taika savo mintyse, šeimose, santykiuose su Dievu, visuose dalykuose. Nes šalyje gali būti daug taikos, tačiau galime turėti psichologinių, emocinių ar dvasinių sunkumų. Todėl tikiuosi, kad jauni žmonės galės rasti tą ramybę. Viešpatie, tu žinai, kaip kenčia šių žudynių aukomis tapusios šeimos. Ateik ir užgydyk visas jų širdžių žaizdas. Tegul tavo meilė įžengia jų vidinį gyvenimą ir atneša jiems paguodą. Taip pat patikime tau visus didžiųjų ežerų regiono menininkus ir visus, kurie siekia susitaikymo. Tegul tavo meilė, veikiant šventajai dvasiai, tampa skydu kiekvienam iš jų. Iš pirmojo Jono laiško. Mes žinome, jog iš mirties esame prisikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys. O jūs žinote, kad jog žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius ir seseris.